pergalė, iškovota pergalė prieš varžovus, jaunesnius varžovus, kaip pačios rungtynės? Galbūt banguotas, aišku, kažkuriam momente Karlio Pulskio kėdo trauma darė įtakos, bet galbūt ir įkvėpė komandą spurtui, kai Norvaišas žinojo, kad jis jau vienas turės mesti tos tritaškius, jis juos ir metė ir negana to pataikė. Atrodo, žaidė Aknašiaus krepšinio mokykloje, bet tos tribūnos buvo jūsų pusėje. Tai dauguma galbūt krepšininkų mūsų komandoje yra vilkėję Aknašiaus krepšinio mokyklos marškinėlius, kas davė ir tą papildomą palaikymą, nes užauginti ir fanų bazę duoda įtakos. Kiek svarbu, kad komanda iškovojo pergalę ir visi žaidėjai pelnė taškus? Tokiuose rungtynėse tas tikriausiai ir svarbiausia, nes kaip ir pergalė nieko nelėmė, turnyriniai lenteliai likom trečioje vietoje, bet smagu, kad visi pasižaidė ir visi atsižymėjo. Ir tas žaidimas toks zona pasiteisinė. Taip, galbūt jaunimas labiau mėgsta vienas prieš vieną žaisti, ta zona nėra jiems stipriausias arkliukas, tas mums buvo raktas į pergalę. Šios dienos varžovas buvo, sakyčiau, snaiperiai, daug prasileidome metimų iš tritaškio zonos, daug sumetė, labai bėgo greitą puolimą, negrįžom į gynybą ir gavom labai daug lengvų taškų. Po mūsų komandų žaidimą varžovai gynėsi zoną, nepataikėme savo metimų iš tritaškio, padarėme daug klaidų. Kaip minėjau, užbėgo girtam puolime ir rezultatas toks, koks yra, pralaimėjimas.